Sveiki. Sveiki. Aš į kebabinę paskambinau. Greičiausiai. Žiūrėkit, kaip jums šiandien dirbas, ar normaliai tų žmonių? Normaliai. Žiūrėkit, pas mane yra sūnus tinginys. Jisai nieko nedaro, žiūrėkit, o jums darbuotojų netrūksta nieko. Galim priim grindis tau. Grindis, o žiūrėkit, čia koks atlyginimas. Nu, pavalgy duosime. Nu, žiūrėkit, Jozok, grindis plaut, ne, jisai grindų plaut nenori, žiūrėkit, jisai moka su trimeriu dirbti, tai jisai jums galėtų ir salotų papjaustyti su ano, ir agurkų. Netiktų, ką? Su trimeriu nelabai čia praeito. Su trimeriu, o prie fritiurkės, pavyzdžiui, ką, jisai taigi ten mėsyti, bet ką jisai gali vartyti, žinokit. Nu, nežinau, nes su manim reikia. Galim į vietą atvažiuoti, ne? Jo. Jisai, matot, vaiks, jisai prie ūkio, jisai ir su traktorium atvažiuotų, jisai jums ir inventorizaciją atliktų viską, jisai. Jūs norėsite, ką nors susakyti? Ne, aš į didelį darbinimą skambinu, matot. Ai, ne, žinokit, neturiu, kada tikrai kalbėti. Nu, tada aš privažiuosiu ir mes pasikalbam, gerai? Gerai. Nu, gero jums darbo. Nu, gal priims sūnų.